senos disciplinos čia ir jos yra skausmingos, nes visus priverčia truputėlį arba įvilioja, įklampina truputėlį į savo pačių traumuoto elgesio analizę arba savianalizę. Galimas dalykas, dėl to mes tų temų iš dalies ir vengiam. Nes turi būti truputėlį sadomazochistas, kad jaustų malonumą nuo šitų dalykų. Nuolat pasakotis, kaip tave išprivartavo. Neišeina. Bet aš ties tuo epicentru ir bandyčiau krapštytis, tikėdamasis, kad jūs mane pertrauksit ar klausit. Jeigu taip darvinistiškai bandyti aiškinti konkurenciją, sakykime, gal tai yra tiesiog pagal gamtos dėsnius, ar ne? Visi su visais, visų karas su visais ir visada. Paprasčiausia konkurencija yra karas. Užmuši priešininkai turi savo rezultatą. Barbarybė dažniausiai tik tai tokią pliką jėgą ir išpažino. Ir mes lietuviai buvom puikiausi barbarai. Paskutiniai pagonis, kaip Vytautas Kavolis būtų sakęs, tas senasis lietuvio tipas, apie kurį mes dažniausiai sužinom, net ne iš mūsų pačių šaltinių, bet iš kaimynų aprašymų. Kadangi mes pavėlavom į tą civilizacijos traukinį, tai daugiausiai mūsų senosios praeities aprašymai priklauso mūsų kaimynams, kurie arba mus skriaudė, arba mes juos skriaudė. Vokiečių kronikos, rusų kronikos. Tai jeigu tas kronikas pasižiūrėtumėm, koks lietuvių tipas ten iškyla, koks Mindaugo ir Algirdo laikų lietuvis ten iškyla. Aktyvus, žiaurus barbaras, neturintis jokių kompromisų, siekiantis savo tikslo be jokių varžymusi. O jeigu dar daug vaikų turi kaip Algirdas, tai ir dar ir santokos, ir visokie kitokie politiniai, diplomatiniai veiksmai, plečiant savo valstybės interesus ir pasiekiant didžiausią tuometinę valstybinę teritoriją. 14 amžiaus pabaigoje. Galima girdėti šitos charakterio bruožus labai jau kažkaip jautri ir galvoti, kad tai yra tik išimtinai blogi bruožai. Ne, bet iš esmės visos tautos barbarybės fazę praėjai, jos taip panašiai elgėsi. Kavolio, kuris Harvarde iš tikrųjų buvo Piterimo Sorokino ir Talkoto Parsono mokinys vienu tuo pačiu metu, nors tie du grandai šiuolaikinės sociologijos mušėsi tarp savęs kaip liūtai. Konkuravo be atodairiškai. Jo galvojimuose psichoanalitiniai aiškinimai visada buvo labai svarbus. Žodžiu, jis tuo senųjų lietuvių bruožus būtų pavadinęs tais vyriškaisiais, daugiau tėvo metaforai priklausančiais bruožais. Tai sako, pirmas iki lietuviai į viešumą iškyla kaip tokie. Kitokių tartum nebuvo. Taip ir yra 200 metų. Tokiam barbariškam plėtimuisi į daugiau ar mažiau civilizuotus kaimynus. Rusai, ortodoksai vis tiek jau civilizacijos stadiją pasiekia, ar ten į kokius nors Latvių ar Estų, kraštus braunantis, kurie jau žinoma per Panevalę, bet buvo taip pat kristianizuoti kryžiuočių ar kalavijuočių, bet vokiečių ordino. Tai čia valstybė bekuriantis barbarai buvo iš vis kažkokia anomalija. Ir tas vaizdinys yra susiformavęs, mes turime atsipalaiduoti nuo kokių nors ten jautrumų, tą suprantam. Tai beveik neišvengiamos barbarybės stadijos. Didžiulė energija, gebėjimas susiorganizuoti ir palyginti mažomis pajėgomis galima užkariauti didžiulius pasaulio gabalus. Tai beje, Čingis Chano kadaise sukūrusio didžiausią per visą pasaulio istoriją teritorinį valstybinį darinį. Lygiai tas pats skaičius pradinis jų tai nedidelis, bet šitai ta barbarybė sukuria modelius, kurie ritasi kaip sniego gniūžtė, vis didesnį, vieni kitus išnaudodami, pajungdami ir juos į priekį varydami ir burklas toks. Ir pasidaro. Reiškia, lietuviai turėjo šitos bruožus. Tėvas, vyriškasis pradas, disciplina, ryžtas, vardan tikslo siekimo ir kalbas gali keisti kiek nori, ir religijas pasikeisti kiek nori.
Na, vienas kitas romantiškas praeities žinovas arba mylėtojas sakytų, nu jo, bet mes dar buvom ir pagonis, o tai reiškia buvom labiau tolerantiški, nes ortodoksų tikėjimas ar katalikų koks skirtumas, dar vieną dievą įsirašys į savo panteoną, į koks senovės romėnas ir gana. Maždaug aiškinimas, kad lietuviams pavyko išlaikyti tą didžiąją kunigaikštystę tokią didelę tik dėl to, kad jie buvo pagonis ir tolerantiški kitų religijoms. O koks skirtumas? Nu, to krašto dievus palieki gyvuoti, tu užkariauji. Jeigu tu ortodoksų kraštuose išsiplėtei, tai priėmė ortodoksų tikėjimą, pasidarei kone šventuoju kur nors Pskove arba Polocke. Nu, taip tie kunigaikščiai lietojasi. Nu ir paskui ta Lietuva kažkaip nunyksta. Tas lietuvio tipas kažkaip, na, lieka tik Beresnevičiaus kūrybos vaizdiniuose. Jis nei blogas, nei geras, jis tiesiog vat toks. O antras iki jau į viešumą, tie lietuviai pradeda kilti kaip visiškai kitokia tauta. O tai būtų 19 amžius, ar ne? Kada mūsų atgimimas, mūsų naujos tautos formavimasis, kuris jau vyksta tartum neturint to riterių arba Vytauto karių palikuonio luomo iš viso. Valstiečiai, šiaudinė pastogė. Ir jau nebe vyriškasis, o moteriškasis pradas. Čia aš Kavolio psichoanalizę diletantiškai interpretuoju. Iškyla tas valstiečio iš po šiaudinės pastogės motulės ant galvėlę dainuojantis jausminis tipas. Poezijos ir motulės ant galvėlės garbintojo tipas, kurio jausminis pasaulis yra labai stipriai išvystytas, o tuo tarpu tas disciplinuojantysis vyriškasis pradas yra visiškai nunykęs. Tai baudžiauninkų, valstiečių mentaliteto pagrindų besiformuojantis naujasis tapatumas. Nu, čia aš sakau vadovėlinė tiesa, tik tai bandau uždėti, ką tas reiškia po vadovėlinė tiesa, kai mes sakom, lietuvių kalba, tas filologijos produktas, tai kuriasi naujoji tauta. Taip kuriasi naujoji tauta. Su senuoju riterių luomu mes susvetimėjame, o naujasis tas tautos vyriškasis pradas, jis lėtai formuojasi. Koks lietuvio tipas tada pasidaro? Sako, tai toks tipas, kuris turi storą apsauginį lukštą ir beveik nieko stuburo vietoje. Jis yra bendruomeninis žmogus. Jam socialiniai tinklai yra ypatingai svarbus ir jeigu jam atimi socialiniai tinklai subyra. Jis rašo 50 metais jo duomenis ir iš Lietuvos, ką jis įsiveža, ir iš emigracijos, kadangi jau kelios kartos lietuvių buvo užaugusios ir jau pasenusios Šiaurės Amerikoje. Nu, gal koks trečdalis mūsų tautos gyveno skirtingose vietose. Žodžiu, mes neturim galvoti, kad lietuviai yra tik tai tie, kurie čia prie Nemuno kranto savo bruožus išvystė. Ne. Aš tai suprantu tuos lietuvius ir portugališkai šnekančius Brazilijoje ir Šiaurės Amerikoje kalbančius angliškai. Jie irgi yra lietuviai. Verskim save patikėti, kad taip yra. Bet ir juos galėtume tyrinėti, kokie jų tie bruožai. Tai Kavolis kaip tik įrodinėjo, kad kadangi tas individualizuotos, riteriškos kultūros dėmuo nusitrynė, išnyko iš mūsų tapatybės, o mes atremėme savo tapatumą į kaimiškąją lietuvybę, į valstietiškąją lietuvybę, kur ne konkurencija ir individualizmas buvo vertybė, o priklausimas bendruomeniai ir atrodymas taip, kaip kitas atrodo. Tokiame mentalitete nei nuskurdimas iki ubago, nei praturtėjimas iki kokio nors dvarponio nebūtų vertybė. Ir vieną keiktų ir kitą keiktų. Vieną žemintų, kitam pavydėtų. Vieną uitų, o kitas gal kokiu raganiu būtų kokiam 17 amžiuje apšauktas. Nes jisai jam aitvarai ką nors neša. Jis praturtėjo. Tai įsivaizduokit, va šitame mentalinėme klimate gebėjimas individualizuotis ir imti konkuruoti ir dar plus kurti sąmoningai taisyklės, pagal kurias mes kokią nors konkurenciją galėtume vystyti ir neišsipjauti, nesusišaudyti. Va čia yra
mano galva, kryptis arba vanga, kurioje mes galime dar daryti šiokių tokių tyrimų, galim daryti šiokių tokių atpažinimų, galima diagnozuoti šiokių tokių savųjų bruožų ir sakyti, iš kur gali dygti kai kas, ką mes šiandien kultivuojam, bet nelabai sąmoningai. Nu, esam, bet nelabai suprantam, kodėl. Norisi, bet nežinai, kodėl. Tai čia Kavolio aiškinimas apie tą lietuvio tipą. Nes kitame iš savo straipsnių, kurį aš minėjau apie tą religinės kultūros raidą, jisai, žinoma, pats beje būdamas iš protestantiškos šeimos kilęs, jisai, galų galia ne tik jisai, čia yra beveik pagrindinė srovė, istoriografijoje tai būtų visiškai įprasta. Mat, kas yra Liuterio, ar Kalvino, ar Erasmo Roterdamiečio doktrina aiškiai atspindėjo naujai augančią miesto kultūrą. Nes protestantizmas buvo aiškiai didelis postūmis šiuolaikiniam vakarietiškam individualizmui. Nes būtent šita doktrina išsprogdino bendruomenę ir paliko individą su jo Dievu ir su jo Evangelija suvedinėti sąskaitas pačiam. Tai viena. Kitaip sakant, bendruomenė savotiškai tapo antriniu dalyku. Individas ir jo tiesioginė atsakomybė. Ir antra, kad atspindėjo gaminančio ir prekiaujančio miestiečio interesą. Kad protestantizmas iš esmės buvo pirmieji spinduliai, arba kas nori dar, to, ką mes paskui pavadinsim kapitalizmu. Čia Max Weber jau mums įkalęs, vertimai padaryti, galim skaityti geras knygas, kad šiuolaikinis kapitalizmas atsiranda ne iš kokių nors, kaip Marksas būtų įtikėjęs, objektyviai nuo žmogaus nepriklausančių gamybinių jėgų ir gamybinių santykių visokių pasikeitimų. Kame irgi yra labai daug logikos ir aš, gink Dieve, kuo toliau nuo sovietmečio, tuo labiau sakau, kad nereikia taip keiksnuoti Markso. Marksas nekaltas, kas su jo idėjomis atsitiko paskui po 30 ar 50 metų. Vienaip nutiko Švedijoje, kitaip nutiko Kambodžoje arba Sovietų Rusijoje. Su to pačio Markso idėjom. Bet Weberio mintis tokia, kad tie postūmiai yra moralinės kilmės. Kada religinė bendruomenė ima įdieginėti žmogui, kad nuo jo asmeniškai priklauso, jeigu jis nedirba nuo ryto iki vakaro, tai padaro nuodėmę. Antra, jeigu tai, ką jis pasiekė dirbdamas nuo ryto iki vakaro, išleidžia prabangai, jis padaro nuodėmę. Tada trečia, kur dedi pinigus, kai šitaip gyveni? Į kitą kapitalą tu vystai verslą, tu darai tą, ką padarė pirmieji Olandai, nes tiktinai pirmoji, ta vadinamoji buržuazinė revoliucija buvo Olandija, sekanti Britanija. Reiškia, šiuolaikinio pramoninio miesto, šiuolaikinio individualizmo ir tam tikrą prasme šiuolaikinės konkuravimo kultūros lopšiai yra tenai. Nes konkurencija tarp baudžiauninkų bendruomenės narių yra antraeilis, trečiailis dalykas. O tuo tarpu individualizuoto miesto, gamintojo ar prekybininko konkurencija su kitu jau yra esminis dalykas. Aš nežinau Talmudo tiek, kiek reikėtų žinoti, norint svarstyti, kiek, pavyzdžiui, Europos žydiškoji kultūra, kuri vystė nuolat ir finansai, palūkininkavimas senai, rašto tradicija, sutarčių teisė ir taip toliau, 2000 metų visi vyrai raštingi. Ir Talmudas iš esmės ne tiek religinis dokumentas, Talmudas yra teisinių aktų visuma. Lygiai kaip rabinas iš dalies ir teisėjas ir arbitras visokiausių tenai santykių, nuo anekdotų iki verslo ir skyrybų, jeigu nori. Aš to nežinau, bet darau prielaidą tolimą, kad galbūt Talmudas ir šiek tiek kalvinistų etikoje jau nurodinėjo ir ką ir kaip tu gali daryti su kitu, su kuriuo tu konkuruoji. Kad ne bet kokios priemonės tikslui pasiekti yra galimos. Ir kadangi tai yra religinė arba moralinė doktrina, tai vienas dalykas yra